Jau kai darau tokias stambesnės investicijas pagal savo kišenę, pavyzdžiui, dabar einam virtuvėj Ikėjos nusipirkti, tai toks tipo įsijungia, gal čia pataupyti, čia šūdų prisipirkti visokių 300 eurų sutaupysiu. Ai, bet žmona mane gerai kažkaip pamoko, nes paskui šūdą turėsi. Kaip rimtas kaimietis atvažiavo miestą, per tuliką nusipirksiu. Kaip be tuliko kaime. O, kiek kaimietis viską prisipirka ir dar važiuoju čia į kažkokį sandėliuką. Sandėliavimo lentynas dar paimsiu. 24 euriukai vienetas, gavau 5% nuolaidėlę, tai čia sukamės gerai. Visas virtuvės komplektas su žiauriai gera kriauklė ir žiauriai gerų kranų išsitraukiamų. Vandens šildytuvo ston. Sumokėjau apie 1000 pinigų. Bet šūdų neprisipirkau. Nu bent jau ne pačių šūdiniausių. Nu tai va, man dabar reikės tik tai viską susijungti, dar reikės visokių šlangių, perėjimų visokių, santechnikos visokių dalykų prisipirkti. Dar bus kaip 100-200. Ir viskas. Ir galima jau minimalios sąlygos, kad būtų galima dirbti. Your destination is on the left. Tai pirmas dalykas yra susirinkti šitą lentyną, kad galėčiau biškį dalykų susidėti, nes jeigu aš čia viską susinešiu, tai niekaip čia netilpsiu. Vo, laikinai pasidėjau, todėl kad čia galėsiu aukštai sukrauti daiktus, kaip matom čia jų nemažai. Ir galiu dabar susinešti, pradėti galvoti, kaip čia tą virtuvę visą sumontuoti. Nes nežinau, kaip čia vandenį tiksliai išvežioti, nes nežinau, kaip čia patrauksiu. Čia plius minus 5 comai. Tai kad negalvoju, čia susirinksiu prie vietos, pažiūrėsiu viską, padarysiu ir viso. Nu kaip taip galima, aš buvau įdėjęs, man atrodo, Ikėjos konsultantas pakeitė. Šitas turi būti, kiek ten, 246 ar 243 eina, čia įdėjo 186. Man jisai čia turėjo eiti iki čia, to rezultatas, kad neina iki čia. Nu jau kas, bet Ikėjos gražinimas prekių, tai tobulą atvežiau va tokią. Ir niekas sako, va, pažįsta prekę. Ne, tai gerai tada gražinam, pokšt, kortelę atgal pinigai, bam, einam ilgesnį. O, čia tai ilgis normalus. O, super. Atvažiuoju į trobelę, o čia kažkur baldai išnešti, malkų prikrauta. Kas čia vyksta? Šiaip trobelė 2 žmonėms skirta, tai šį pirmadienį čia bus 40. Tarptautinė kompanija filmų važiuoja filmuoti. Netflix vadinasi, žinot tokia. Jie norėjo lapkritį filmuoti, jiem reikėjo senos su sniegu, sakau, tai nebus dar sniego. Eik, tu baiką, sako, atsiveš. Bet sakau, bus lapų. Eik, nuimsim baiką. Sako, čia nuimt lapus, tai iš vis jokas yra, bet kai paskui režisierius liepia atgal pridėti, o tada jau būna sunku. Atsinešiau. Ale šitas sunkesnis, biškai, gerai, kad netoli nešt. O va čia, kaip matot, yra lygiai gerai padariau lango aukštį, o va lygiai palangė. Čia reikia sugalvoti, kaip čia viską priburti, aš jau kaip ir turiu tokių tam tikrų idėjų. Ir čia yra kaip ir tuščia, va tokią palikau, tai čia nebus tuščia, čia bus duris, nupirkau kažkaip įdėsiu jas. Tokias pačias kaip čia ir atrodys, kad čia labai viskas fainai, bet čia va tokia pigi spintelė man gausis, kur visą va įrangą paslėpta ir galėsiu čia pareguliuoti viską arba laikyti kažką. Reikia iš kitos pusės. Čia varžtą įsukt, kad pritrauktų. Ne, čia tarpuks toks yra. Nusipirkau gražų. Ir gavau už 7 eurų, nes ta nuolaida yra naujakurio. Toks gražuolis. Ir privalumas tame yra, kad čia yra elektramomentinis. Vienas privalumas, kad yra vožtuvas virš, kaip ir daug slėgio susidaro apsauginis. Ir kitas privalumas, kad čia yra padalas. Tai yra 2 tenai, vienas 2, kitas 3 ir gali arba vieną jungti, arba kitą, arba abu. Švenčių joninės. Čia tas šildytuvas yra. Taip, gerai čia padarytas, čia viskas, apsaugos yra, čia geras pirkinys. Čia pats boileriukas yra momentinis. Čia ateina šaltas, sauginis vožtuvas, sušyla ir išeina. Lentų prireikia. Ką reiks atsikasinėti? Ką labai daug nevargti, kad tą ledą daužyti atnešiau. Biski čia pabus, tas ledas atšoks ir tada išnešęs lauk išpurtis. Situacija.
kai iškart nebuvo iki galo plano. Tai šitas virtuvės komplektas, jisai eis iki čia, tarkim. O čia bus tuštuma, kuri iš viršaus stalviršis prasitesnis yra ilgas. Ir čia tiesiog nupirkau papildomas 2 dureles, kurias galvoju, kad įdėti. Bet dabar žiūriu, kad jas įdėti. Šitas rūpužė maišosi man. Kokius 4 comus iš šono reikia patraukti. O, šitą jau perdėjau. O kitas pravalas. Čia kriauklė atsidūrė, tiesiai nelabai saugu. Tai arba naikint šitą reikalą, arba perkelt aukščiau ar kažkur kitur tą rozetką. Sekantis etapas, tai pasiruošiu tokius mazgus visokius, kur jau viską reikia susukti. Įsimatavau iki kurai spintelę ir atvesiu čia vandenį ir jau va kanalizaciją vedu kokią skylę gražią pragražiau, o čia tai bus viskas. Detalių tai žiauriai daug, tai visų net nesupirkau, nes kažkaip, kai galvoju, čia tas jau per daug man intelektas įsišokoja, tai darau tašką prie taško. Pradžiai, kas reikalinga čia virtuviai. Ir tai vakarė pirkau, dar kažką praleidau, turbūt. Na, žiūrėsim. Pravedžiau. Buvo. Kanalizacija yra, tos skylės nusprendžiau nenaudoti, čia taip patogiau man. Yra elektra atvesta, tik dar nepajungta prie dėžutės. Įvadas šalto vandenuko. Vienas į boilerį, tas į kriauklę ir eina į VC patalpą dar šaltas. Ir dar vienas karštas turės kažkur pralysti. Boilerį statau čia, nes jo nesimatys pirmas dalykas. Antras dalykas, dažniausiai šitą kriauklę naudosis. VC patalpoje bus tik tai paprasta kriauklė, ranką nusiplautų, tikrai ir sušaltų. Trumpam iš po tualeto. Bet atvesiu ir karštą. Bet čia bus pagrindas naudojamas, čia karštas vanduo, čia kažką reikia plauti, pastoviai valyti. Iš karto mažuliuks toks kažkur va čia. Taip aš įsivaizduoju pasistatys, kai žinosiu, kiek čia įeina ta mano kriauklė. Ir tada gaunasi, kad tik atsukai ir labai trumpas kelias, iškart karštas vanduo susitaupys 1000 eurų. Plius dar, jeigu aš čia būčiau tą 5 bent jau litrų statęs, kuris visą laiką šildo, tai jisai visieną turi šilumos nuostolius ir jis šildytų vasarą. Žiemą tai taip pat elektrą šildai, tai nieko tokio, bet vasarą, kai jau šildymų tu nenaudoji, tai jisai tau, visiems per kažkiek metų prikapsėtų nesąmonė, o šitas dirbs tik tada, kada jo reikia. Kas čia per Šiūdai kaime vyksta? Patiestas kažkoks mėšlinas takas. Ką čia tas Netflixas sugalvojo? Tu klausyk, dar čia atvežė takelį. Nieko sau. Nuo šito barškėjimo yra tokių duota lipdukų. Reikia jos priklijuoti. O taip va. Ir tada eina kitai baršką pabandom. Nu, biškai solidžiau. Po ranką dažų turėjau, tai va visą pjūvį patepiau. Nes čia taip rekomenduoja, čia kažkokių silikonų ištiep, nežinau kaip tai padaryti, tai va dažų bus iš karto man, jeigu anksčiau ir vėliau prateikėjas per tarpinę, tai tada netaip greit išpūs. Važiuoja, jie čia važiuoja, girliandas mano nukabino nuo visų medžių. Jo, kaip jie pas save studijoje pasidarė visą trobelės imitaciją, su pečiu, su viskuo. Studijoje filmuos daug, o čia jiems reikia kelių sienų ir dabar buvo atvažiavęs specialistas pasižiūrėti, kas čia vyksta. Nes jiems reikia, kad čia būtų sniegas neliestas, viskas būtų apsnigta, lyg 100 metų niekas nebūtų gyvenę. Va, saulės elektrinės pakavojo biški hebryte. Senis šaltis išsinešė. O dabar bėčiau visus darbus, davė žmona signalą, atvažiuoja nuo iki, čia laida tokia. Dengimam pasivirtinti ir reikia paruošti, papuošti kažką, kad tipo čia tvarkinga. Vienu metu 2 televizijos filmuoja.